Sveiki gyvi, sveikinuosi iš Švedijos su jumis. Atplaukiu. Įvėjau į mašiną, karštis nežmoniškas, 29. Triumė tokian. Esu, taip va, suvaryta mašinas. 29 karščia, langas vienas tik atidaryts, oro vaščiai nėra. Ir va šitaip va, įvarytas. Nežinau, kaip reikės atbulom įsistumti. Ypač čia cirk. Man taip atrodo, reikės biškį pasismagyti. Tikiuosi šoną nenubrauksiu niekur. Kaip suprantu, iš dešinės pusės, kur stoju mašina, jisai pirms išvažiuos, tada aš stumsiuos. Čia vapšė nei langelio, nieko nėra, mašinai karšta ir dar užsikūrė mašinskėti iš galo, nors sakė, kad nekur kitų mašinų, tai dabar vapšė nebus kom kvėpuoti. Baisu iš Lietuvos išplaukiant iš Klaipėdos, 29 karščia buvo, na tai triumus čia prikaita per tą metalą, tai karšta, tai laukiu, kada greičiau patepsis lytės iš kelto, nežiauriai karšta. Šiandienas plans labai paprastas. Iš Karlshamno uosto iki Oslo. Per Ėdą šūtit patiesumais. Nieko įdomaus nebus. Tai važiuosiu 4,5 atminsiu, pauzę. Ir vėl 4,5 ir mėgoti reikės dar vis nežinau. Žinau, kad į Oslą, bet neturiu tikslių adresų, reikės rašyti, kad atsiųstų tikslus adresus, kad žinočiau, Jėzau, vėl prasidėt žiovulys, kad žinočiau, kur išsikrauti. Tai va, žodžiu, laukiam dabar, kol atbulom reikės per visą keltą įsistumti. Laukiam, kol pradės išvarinėti visas mašinas. Važiuosim ir mes į tada kontrolę. Nusipirkau keletą alaus, dėžę. Tai nežinau, kur kontrolę pasakys. Tai va, žodžiu. Sėdim, prakaituojam ir tikiuosi greit važiuojam. Na, pradėsiu mes išvažinėti. Iš dešinės pusės kūrą išleido. Jisai išvažiuos ir tikiuosi aš važiuosiu. Vietas čia vapšė nėra tankelių. Palei bamperis praėjo. Na, tikiuosi dabar mane leis. Žiūrėsime, kaip mums seksis išvažiuoti.
Oi. Išvažiavau. Oi. Košmaras. Nu, dabar varam tolyn, žiūrėsime. Bus kontrolė, nebus kontrolės. Čia vadėsi po dešinę pusę mūsų keltas. Tiesiai turi atplaukti kitas keltas iš Klaipėdos DSDS. Oi, kontrolė yra. Važiuojam. Čia smagu papasakos mums. O, tikrina. Na, kutulis. Paruošim iš karto dokumentėlius. Hello. Hey. Moment, what? Okay. Na, momentas. Papasakos. Fine, second. Okay. Now, yesterday, couple cans of beer. Yeah, thanks. Bye-bye. Na va, prasipučiau. Sako, a negėrė vakar? Sako, kelias karbunkės alaus. Prasipučiau, nulis parodė. Gerai, važiuok, sako. Negaliu. Tai va, žodžiu, varau, kolega manis laukia cirkelį. Čia šalia, tai arba dviejais važiuosim, arba viens važiuosim. Tai lakiam. Nu, ku, važiavam su kolega dviese. Na, ir gavas taip, kad Jonkopingi iki vieną sandėlę atlėkiam. Reikės biškį padėti jam persikrauti. Ar ką tai planuoja daryti? Tai eisim, perkrausim, padėsim.
Tada dar reikės maną pasižiūrėti, nes ekspedicija Šūdamalą, sakė, atostagauja visi ir visiems yra nusišvilpti. Vis dar neatsintė iškravimo adresų, tai reikės lyst bandyti žiūrėti. Gal ant palėčių bus kas užrašyta. Nes kadangi du iškravimai pas mane, tai kad nesumaišyt, kur prieki ten 3 palėtės pakrauta, kad nenuvažiuoti tą pirmą iškravimą. Tai va, žodžiu, laukiam. Turbūt paskambina kolega, kad vartus atidaryti. Tai atsidaro vartai, važiuojam į vidų, stumamės prie rampas, pasikrauna įsdati kažkokį krovinį, kurio aš nenuvežiau. Tai žodžiu. Tai va šitaip. Padėjau kolegai persikrauti. Galėjau ir nepadėti. 6 palėtės iškrovė, 3 palėtės pakrovė. Iš darbo jam davė. Aš varau link Norvego. Ir važiuodams prisiminiau, kad kepimo popieriaus neturi pasiimti. Tai stojusiu Kopinge į Lidlą. Eisiu iki Lidlą. Ieškosiu kepimo popieriaus, jeigu popieriaus nerais, tai nors ledų nusipirksiu. Šiaip nėra karšta čia Švedijai. 22-23 laipsniai, bet vėjas labai didelis. Tai kai vėjas duoda, tai užtat nėra taip karšta. Kemperiu, o Jezu, kas daras, o Jezu. Ir visi atostagauja iš lėto, 60 važiuoja nacionaliniais keliais. Apsilenkti sunku juos, iš priekio mašinas, laiką gadini. Nu, prasidėjo vasara. Prasidėjo linksmybės. Tai nervų daug kainuos su tais kemperiais. Tai va, žodžiu, atvažiuoju į Falkopingą, eisiu iki Lidlą. Į popieriaus negausiu, tai nors ledų nusipirksiu. Gavau kepimą popieriaus, karštą oro gruzdintuvę. Ir aišku, kaipgi nenusipirksiu aš ledų, dėžę ledų, 0,5 kilogramą, 6 porcijas. Nu dabar eisiu, ne tą žodį. Tai važiuojam iki sekančio kolegos, reikės užsukti iki jo. Kažko tai reikia ir važiuosim toliau. Tai reikės užsukti iki degalinės kūrą užsipilti. Užsipilti kūrą iki degalinės ir tada užsukti, arba pauzę reikės sustoti. Pauzę pasidaryti, nes nedaeisiu aš iki vietos. Tai žodžiu. Svarbu, laimingas dabar turiu ledų ir gavau kepimo popieriaus, tai aš davolis. Tai man skanaus, a jum irgi, jeigu valgat ledus, skanaus. Žodžiu, važiuojam toliau. Naku pagaliau, Norvegiją atvažiuoju. Švedijos, Norvegijos pasienis, muitinė. Čia po kairę pusę švedų muitinė. Išvažiuojant iš Norvegijos. Bet taip va, mašinų daug. Ir dabar tuoj važinėsim į Norvegiją. Čia panašiai atrodo, kaip Kaliningradas su Lietuva skirtų. Vaizdėlis čia bus neblogas, tuoj va. Žaraikit. Ir man visą laiką ant šito tilto užvažiavus, visą laiką nejauku daras, nes jeigu matos, tai va. Va ten va, laiveliai plaukia ir čia yra Norvegijos, Švedijos pasienis. Šitaip va. Ir įvažinėjom į Norvegiją.
Welcome to Norway. Ir užvažinėsime muitinę. Aš taip jaučiu, kad nebus lietuvių ekspedicija, nebus sutvarkius muitinės dokumentų. Man taip jaučias, nes jeigu vis dar, sakė, ekspedicija neatsinčia iškravimo adresą, kaip ir susiradau. Ant palėčių buvo priklijuota. Tai bus bairis, kad nuvažiuosi ir sakys, sorry, bet mes nerandam tą mašinos numerių. Nei kiek nenustebčiau. Nes kaip lietuviai dirba, atostogauja, žodžiu, kas kam priklauso šits krovinys, atostogauja, pakaitinis dirba, tas vapšiai irgi musėt nieko nesigauda, tai va taip va. Galiausiai kentėt man reikia. Ir jeigu nebus muitinės dokumentai suruošti, tai nežinau, kur reikės man atsistoti. Neįsivaizduoju. GHG, Tool Customs. Ok. Čia tipo digital yra padaryta. Digital toll clearing, kažkas tai tokia. Pravažiuoja, užsidega numeriai, tuoj va privažiuosim prie lentos, pamatys. Užsidega mašinas numerį, kam reikia goods to declarate. Va, GHG 666, reikia deklaruoti. Nėra padaryta. Ir mes važiuojam dabar, ieškam kažkur, kur būtų galima sustoti. Mašinų, kai palyginus sekmadienis, tai mašinų nėra labai daug. Tai eisim į muitinę tvarkytis dokumentų. Būtų gerai čia kažkur sustoti. Va, sustojus va čia arti tarp autobusiukų. Tai va, žodžiu, bėgu iki Tuliko ir eisiu tvarkytis muitinės dokumentų. Žiūrėsim, kas tai bus. Tai va, žodžiu, lėkiam. Visi dokumentėlį susitvarkiau per 18 minučių. Dar lieka 27 minutės dastovėti iki pauzės ir važiuosim toliau. Transportiniai dirba. Tai reikės visus pakabukus nuo lango nusiimt, planšetę nusiimt, nes visus varo per svarstyklės. Tai sveria ašis. Žiūri, jeigu kažkur virsvars, iškart iš šoną einam. Tai dastovėm, žodžiu, ir minam iki Lanhuso. Ir musėt 101%, 99%, kad nerasi vietos Lanhuse, kur atsistot, nes čia ant 6 kelio Švedija, Norvegija, kaip pasakyti, Göteborgas Oslas, ar tai Helsingborgas Oslas. Pagrindinė trasa iš Europos į Skandinaviją, į Norvegiją. Tai visi parkingai gali būti užkišti. Tai, žodžiu, žiūrėsim, kaip tai bus. Gal rasim vietas. Kaip aklai vištai grūdus, gal koks jie pasitaikys. Tai, žodžiu, važiuosim per transportinius ir tada važiuosim ieškoti parkingą. Dar pauzę pasidarom, tada važiuojam. Tai va, pauzuojamės. Nu ką? Bandom važiuoti, 5 minutės pauzę pasidarėm. Čia va, jum iš priekio matos muitinę, kur visi eina, papirgalį tvarkyti. Mes šluojam pro transportinis svarstyklės. Nusiėmiau
Nusiėmiau pakabuką. Nuo priekinio lango planšetę pasitraukiau. Nusiėmiau. Nes jo iškart žiūri, įdomu, ar gal kameros tik neprisikabins, kad ant langą, bet gal neturėtų. Tikiuosi. Važiuojam dabar. Išrasim duris. Ojej, čia metalas kiets, matai. Dirba vis tiek transportinė, aš galvoju, gal jau nebedirba. Bet dirba. Dirba šakaliukai, dirba. O vis važiuojam per svarstyklės. Gražiai, kaip priklauso. Pažiūrėsim, kiek mūsų šis svers. Aš tai kartais net nesuprantu, kiek tai kas sveria, kai žiūri. Labai greitai praeiname tie svoriai visi. Nieko nesuprantu. Na. Dabar mes važiuosime. Na ir opa. 7, 4, 12,5. 3, 6, 9, 8, 6, 4, 3, 2. Nieko aš nesupratau. Ai, žodžiu. Pasisvėrėm. Praėjom svarstyklės. Все, galim važiuoti. Tai dabar važiuojam iki parkingėlę. Ir reikės. Reikės vakarienėgi bandyti daryti, galvoju, gal bulvinių blynų išsikepti. Tai va, grietinės turiu, blynų turiu, tik įdomu, keptuvę pasiėmiau. Lyg ir buvo. Tai va, praėjom muitinę, pasirodo muitinį viskas buvo sutvarkyta. Viskas buvo, visa informacija, žodžiu, atidavė popierius ir praėjau muitinę ir viskas. Sudėjo štampus, atnešiau atgal į Majerską dokumentus, jie pasižiūrėjo kopijas, pasidarė dokumentų. Ir все, sako, gerą keliuką, pasidariau pausikę ir minu toliau. Šiandien jau atidirbta 4,15 ir 2,5. Tai 6,40. Oi, iškišiu per greitins gazavau, 95 pakalniai. Kiek 6,5 atidirbi, tai tą valandą 6,7. Valandą 15 kažkur tą laiką turiu, tai tikiuosi užteks pavažiuoti. Iki parkingėlę, kurio aš noriu, tenais labai didelis, tai sunku bus ir vietos rasti, bet kaip sakoma, viltis durnių motina. Teleloto tėvs. Tai va, bandysim važiuoti, bandysim žiūrėti, ieškoti, kas gera. Tai va, lėkiam. Nu ko, atredėjom ant parkingėlį, va, Emrydas stovi. Nu ir dabar bus didžiausias iššūkis šios savaitės surasti laisvą vietą. O Lenks jau ieško laisvos vietos.
Tai aš be šansų, kad raščiau. Nu, važiuojam. Turėtų būti 2 tada laisvas vietas, kad lenks galėtų pirms atsistoti. Va čia žiūrėk yra. O, yra. Yra 2 laisvas vietas. O, kaip pasisekė. 2 laisvas vietas radau. Nu, tada šūtėjom greičiau. Greitai, o, čia dada, o, čia galas iš vis čia pustuštis. Kur čia visi išvažiavę? O, vienas žmagelis sėdi deginas prieš saulutį. Čia šaldytuvų su bėgančia žuvim, tai nesistosim, nes burks pausy. Nu, kaip gražiai radome mes viečikę. Labai gražiai prie Intercargo atsistosim lenks. Nerumuns. Ojojojojojoj. Och, tu vėlis, kad aš jį nugribavau į lankas. Eik, tu pekla, nebemoku aš. Kas čia yra? Ai, veidrodis mano vienas biški per daug atlenktas. Sakau, kas čia yra, kad tai kažkaip kreivai statausi iš pakeltą. Oi. Nu, išsitiesinam. Ir dabar gražiai atsistojam. Nu. Vse, atidirbtas beveik visas valandžikės. Atidirbam. Įsivedam šalies pabaigą. Norvegija. Op. Susileidžiam paduškės, kad gražiau atrodytumėm. Bet, kai gražiau atrodytumėm, iš spalnikas dremba tada. Tai tik ties galą susileisim, kad baisiai atrodytumėm. Ir eisma blynų kepti. Bulvinė. Tai va, einam. Nu, einam gamintis vakarienės. Daug kas šnekėjo, rašė, klausė manęs, kodėl nieko nefilmuoju, kai valgyt gamini, dar kažką. Labai įdomu. Gedimino virtuvė kada bus. Visa kita. Va, turėkit dabar. Žodžiu. Dabar sėdėsit su manim ir gaminsit kartu valgyt. O gaminimas pas mus šiandien bus labai lengvas. Kažkaip bulvinę blynų įsinorėjau. Tai sakau, prasikepsiu dievų gėrimą, aliuką, bulvinių blynų su grietinė ir gera vakarienė bus. Galvoju, bus karšta, bet 24 tik tais laipsnių, tai nėra labai karšta, vėjas prapučia. Čia šonį kolega stovi, variklį kūrena, tai jam gal karšta, su kondicionieriu gal miega. Šiandien iš pradžių stovėjau su kondicionieriu, bet kad čia žiūri vėjas pučia, tai nelabai taip ir reiktų kondicionieriaus. Tai bus matyti, nusipirkau naują dujinę, šitą, nes ana, būdamas protingas, išmečiau ant žemės, sulūžo jinai. Tai grįžau į garažą ir iškart į konteinerį išmečiau.
Tai nusipirkau naują ir jau sugebėjau aptaškyti aliejum. Šaldyti išdėpo bliniukai bulviniai. Šiaip tai skansi. Su grietinėma. Opa. Pasišaudam. Opa. 3 blinai yra. Tai visa laimė, kad oras geras, lietus nelyja. Ir galima kepti lauke. Ant bako. Tai yra ne ant bako, o ant akumuliatorių. Lėkštę, aišku, palikau namuose. Ne namuose, mašinai. Turiu tik tais blidėlį, tai nežinau, kaip čia man seksis tas blynus valgyti. Tik įdėjau tas blynus kepti ir jau va šitaip va visur pritaškyta. Va taip va. Op. Dujinė visa aptaškyta. Tai įsivaizduokit, kas dedas, kai kabinai kepi. Tai panelę kiekvieną dieną reikia valyti. Tai žodžiu, tikiuosi, gal biškį primažinti reikia, labai užšauda. Degam. Tikiuosi bus skans. Piln šaldiklis maistą. Užšąla, ačiū Dievui, viskas gerai veikia, kuo puikiausiai, patenkintas esu. Galvoju iš pradžių išsikepti vakarienį karšto oro gruzdintuvį, kadangi ašgi turiu powerbanką, tą didžiulį 1,5 kW. Tai aš galiu jungti beleką. Iš pradžių galvoju išsikepti vištienas kulšis, sako, su bulvėm ir marinuotais agurkėliais. Galvojau visai neblogai būtų, bet neišsiėmiaugi sušalė viskas. Tai man atrodo reikės tada rytoj išsiimti, rytdienai, kad ant vakarą atšiltų, atitirptų viskas. Ir tada rytoj vakarienė bus vištienos kulšelės su keptom bulvėm. Pavydėsit turbūt man. Bet matyt, kadangi kas namuose sėdi, jūs ten daskaniau pasidaro, tai iš dalies aš turėčiau jum pavydėti. Tai nežinau, kuris kuriam čia turi pavydėti. Tai va, žodžiu, va šitaip va. Stovim, kepam bliniukus, taškom visą mašinos išorę. Aliejum, nesuprant, kas čia yra negerai, kodėl taip šauda aliejais. Kaimiškai aliejaus pripilta yra neblogai, daug, taip kad bėga, kai seniau kaime seneliai babutės kepdavo, daug taukų, viską ūkiškai. O dabargi visi šnekagi cholesterolis, gi negalima riebiai valgyti, taram, tas nesveika, jo. Nervai irgi nesveika, kiek patiriam mes keli, ane? Pritarkit komentaruose, furistai, vairo broliai, daug nervų mes patiriam, ane? Tai va, žodžiu. Pasidarom vakarienės, eisim į dušą, išsimaudysim, pasijungsim filmą gal kokį, dar dievų gėrimą atvėsusią ir miegot. Rytoj mūsų laukia labai smagi diena. Važiuosim išsikrautinėti. Aišku, turbūt aš nefilmuosiu rytdienas, nes nelabai gali būti laiko. Tai rytoj pirmadienis, išsikraunu ir turbūt važiuoju krautis ir lėksiu į šiaurę.
Čia dabar esu netoli Oslo, iki Oslo 30 kažkur gal 40 km, Lankuse, parkinge didžiuliam. Turistai jūs žinot, kas po Skandinavus važinėja po Norvegus, kur tas Lankusas yra. Tai žodžiu, rytoj man išsikrauti Haldene ant 4 kelio ir kits kažkur prie Drameno. Ten iš vis paletė, puspaletė ir vieną dėžutę išsikrauti. Tai rytoj išmetu ir turbūt krausiuosi į šiaurę. Žiūrėjau orai kokie šiauriai, dabar čia yra 24 laipsniai šilumos, šiauriai 10, 11. Ačiū Dievui, Vibastas tvarkė. Vibastai man buvo sugėdęs, va šitas vamsdėlis, va čia va kur jungias, matas naujai įdėtas. Tai va tas vamsdėlis man nulūžo ir žodžiu, kūro nebepadavė į Vibastą, tai beveik 2 savaitės, kai visas lietus buvo, viską kamavausi, šalau žodžiu. Nu, toks ten ir šalims greičiau drėgna buvo. Prasipurdavau mašiną. Tai va, žodžiu, tokie reikaliukai iš furisto dienoraščio, ką pasidarau vakarienę, einu nusimaudau, serialą kokį filmą pažiūriu ir mėgoti. Dabar yra be 15:09 vakarą lietuviškų laikų, vietinių be 15:08. Tai kokie 7-6 ryto kilsiu ir lėksiu darbuotis, išsikraudinėti. Tai va, žodžiu, ačiū, kad žiūrėjot. Jeigu patiko, uždėkit laiką. Jūs žinot, ką reikia daryti. Jeigu turit draugų, pasidalinkit su draugais. Jeigu neturit, nu ką padarysi? Žiūrėkit jūs tada. Tai va, žodžiu, gerą vakarą, geros dienos jums. Nežinau, kada jūs žiūrėsit. O man skanios vakarienės ir susitiksim, tikiuosi, labai greitai. Tai va, žodžiu. Iki sekančią kartą. Čiau.